Žodžiu, jokių puvėkų, jokių rūdžių, nieko nėra. Labai gerai išsilaikęs. Ne tik rėmas, bet ir kėbulas. Visose šitose vietose, kur vat jų lyga būna, kur pradeda pūti, rudyti, čia nieko panašaus nėra. Ta prasme, ir kabina pilnai tvarkinga, be rūdžių, ir rėmas. Paskui šitos pusės taip pat viskas atrodo. Ta prasme, jokių, netgi va išsilaikęs gamyklinis dažas. Viskas matosi. Žodžiu, dėl užvedimo šaltas kūrėsi idealiai, karštas kūrėsi idealiai. Jokių nėra klaidų. Liftas veikia, amortikai laiko. Būda aliumininė. O čia matosi magnetas. Va. Ta prasme aliumas. Metalas, čia aliumas. Prapisau magnetą. Puhui. Žodžiu, liftas atsiremęs į žemę, toliau pats eina į viršų. Iš vidaus yra patogus mygtukas. Taip pat ir čia keliasi taip pat. Ta prasme, va. Paspaudi čia, užsidaro. Amortizatoriai stovi nauji. Šitoj pusėje gale ir toj. Iš priekio pastatęs panaudotus amortikus. Bet irgi laiko. Nes prieš tai, kaip pirkau, nelaikė iš vis. Tai žodžiu, pakeisti amortikai visi. Žodžiu, tai vat 96 metų mašina, bet žinokite, išsilaikiusi dar netgi geriau negu 5 metų mašina būna. Žodžiu, galiu parduoti už 4000 eurų. Ta prasme, raktinis žodis
Nenoriu parduoti, o galiu parduoti, jeigu kažkam reikia. Už 4 tūkstančius. Nes parduoti aš nelabai, kaip sakoma, skubu iš vis. Nu, ta prasme, jeigu kažkam tinka kaina, galiu už tokią kainą atiduoti. Už mažiau ne. Be jokių dėrybų. Labai geras busas. B kategorija. Bet iš tikrųjų galima krauti po 2 tonas drąsiai. Viskas veikia nepriekaištingai.